Sveiki visi, šiandien pas mus svečiuose yra kolegė, sena kolegė Ernesta. Ir kuom šitas mūsų pokalbis skiriasi nuo visų prieš tai buvusių pokalbių, tai kad aš neturiu nei vieno pasirašęs jokio klausimo. Ir todėl, kad mūsų darbo specifika yra, galima sakyti, tokia pati arba labai panaši. Aš taip mintyse pagalvojau, gal kažkiek mes skiriamės tuo, kad daugiau pas tave žmonės kalbant aplamai apie onkologiją. Nes, vėlgi, nubėgau į priekį, tai mes esame abudu gyvūnų onkologai ir kiekvieną dieną dirbame su tikrai sunkiomis emocijomis ir sunkiais pacientais. Tai Ernesta, tada noriu tavęs paklausti, kaip paprastas žmogus, kodėl tiek daug gyvūnų sergančių vėžiu? Tiesiog, kodėl? Kaip tu pati galvoji, kas yra atsitikę pasaulyje, ar per daug yra rodom, gal mes daug rodom informacijos, gal pasaulis daug rodo, nes tikrai, paimkime, nežinau, 10 metų atgal, aš apie tai išvis net nesu nieko girdėjęs, gal kažkur kažkas, bet šiai dienai pas mus, taigi, kiekvieną dieną, kaip pavadinčiau, pasakyčiau, kaip bandelių fabrike kepa bandelės, tai mes taip operuojame ir gydome gyvūnus, kurie serga vėžiu. Tai yra iš tikrųjų didelis, nežinau, kas darosi, kodėl tiek jų daug. Nežinai, čia dabar kiekvieną kartą gali tą patį klausti ir tą patį atsakyti, kaip ten mityba, gyvenimo būdas ir panašiai, bet aš galvoju, kad to vėžio visada buvo ir buvo daug. Tiesiog būdavo taip, kad nėra guzo, nėra problemos, arba yra kažkoks guzas, liaudiškai tariant, jį išpjauni ir tiek žinių, ar jis ar piktas, ar nepiktas. Ir kiek po šiai dienai dar pasirodo tokių, kad turėjom naviką, guzą kažkokį, išoperavo, bet jis ataugo. Kodėl jis ataugo? Kodėl? Tai irgi klausimas. Tai aš manau, kad jų visada buvo, tiesiog gyvūno priežiūra buvo galbūt ne ta ir lyginant tai, kad, kaip tu sakai, daug metų kartu dirbam, tai aš dirbu 12 metų, tai per 12 metų veterinarija apskritai patobulėjo gerokai, apskritai Lietuvoje, aš apie užsienį nekalbu, mums dar taip trūksta iki jo, bet aš manau, tai diagnostika tiesiog pasikeitė žmonių požiūris. Už tai mes randam to vėžio tiek daug. Už tai, kad atsirado galimybės juos ištirti nuo dugniau. Ištirti ir atsirado galimybė juos gydyti, ne tik išoperuoti ir išleisti namo. Tai žmogus sako, metai, 2 metai. O tai kodėl metų laiko 2 suserga? Todėl, kad jo medžiagų apykaita greita ir kažkuriam augimo etape kažkas įvyko. Ar tiesa tai, kad vėžius sirgti jauniems gyvūnams daug blogiau negu gyvūnams, kuriems yra 12, 13, 14 metų? Kaip tau atrodo? Man atrodo jau. Dėl to, kad viskas vyksta greičiau. Greičiau ląstelės dalinasi, tai ląstelės blogos dalinasi, gerosios dalinasi ir viskas labai greit, medžiagų apykaita greita ir progresas už tai labai greitas. Kiek tu pati galvoji ir tiki chemoterapiją, kad jinai padeda kovoti su vėžiu? Nes žmonės, gerai, pasakysiu taip, žmonės prisiskaitė, prisižiūrėjo, pradėsim taikyti chemoterapiją, nukris visi plaukai ir tu pamatysi, jisai mirs tau nuo tos chemoterapijos, tu nieko nedaryk. Nes, tikrai yra žmonės, kurie absoliučiai bijo ir nežino, ar tai bus veiksminga ir klausia, jūs man garantuokite, kad bus gerai. Tai jokios garantijos nėra, iš vis jokios. Tai aš tai galvoju, kad, taip, lyginant su žmonėm, gyvūnai chemoterapiją perneša kur kas geriau. Klausimas, kodėl, aš manau, vienas iš tų dalykų yra psichologinio faktorio nebuvimas, nes žmogus psichologiškai jaučiasi labai blogai, kai gauna chemiją ir blogai jaučiasi. Nes tu žinai, kad tu sergi. Jisai žino, kad serga, jam yra psichologiškai, jisai smukdomas savęs ir labai sunku už tai psichologiją. Gyvūnas to nežino, kad jisai serga. Uodega visgina, žmogus liūdi, verkia, o šuo linksmas būna. Nes jam dažnu atveju net neskauda. Didžioji dalis, kartais tai būna, aišku, būna taip, kad aišku ir skausmingi, tai onkologiniai, bet ta prasme, jeigu jam neskauda, aišku, vienintelis minusas tada, kada jeigu po chemoterapijos jis prastai jaučiasi, bet tai yra natūralu, dėl to, kad chemija nueina per visą organizmą. Vienas iš viso sako, pavyzdžiui, turiu pacientų, kur po chemoterapijos sakau,
duodi vaistų nuo pykinimo. Ne, sako, neleido, kad jam nieko nėra absoliučiai. O kitas, kur didžiai dalį chemoterapija, nes vis tiek vaistai skirtingai naudojama, o kitas gauna tą, kur visiems būna viskas gerai, jam blogai. Tai, bet vėlgi čia ir individuali reakcija į medikamentą yra. O ar jinai veikia ar neveikia, tai yra protokolai. Ne aš sugalvoju, ne tu sugalvoji tos protokolus, iš stalčiaus neištraukia. Tai yra remiamosi mokslu, moksliniais tyrimais ir tada pagal juos parenki medikamentą, kuris galvoji, kad turi tikti ir suveikti ir sustabdyti ligą. Kai kuriais atvejais jisai sustabdo ir labai netgi ilgam, bet ta prizmė ilgumo kokia? Šitas yra labai geras pastebėjimas, kada vėlgi žmogus renkasi, kitaip čia negali nesirinkti, bet pradėjus gydymą, vėžio gydymą, jisai galvoja, kad jisai 100% gyvūnas pasveiks ir gyvens daug metų. Ir aš pats iš savo praktikos tikrai turiu, kada žmogus ateina su gyvūnu, nesenai irgi turėjau su kraujo vėžiu 3 metai ir savo užsirašęs konsultaciją, sako, vėl kažkoks guziukas susiformavo, žiūriu į tą šunį. Eik tu savo, sakau, jūs 3 metus išgyvenate. Ta prasme, wow. Bet žmogus to nesupranta, kiek jau yra pasiekta su tokia agresyvia diagnoze. Žmonės kartais tiek negali gyventi prie tokio tipažo didelio. O čia žiūrėk, turi tiek laiko. Ir kaip žmogui paaiškinti ir pasakyti, turiu diagnozę, kad tavo gyvūnui geriausiu atveju liko 0,5 metų. Ar tu taip sakai aplamai, ar... Aš nesu prisirišus. Kaip nuteikti žmogų prie... Aš matai, nesu prisirišus prie statistikų. Nes, tikrai iš praktikos pažinai, statistika kartais meluoja, nes... Atsiprašau, pasakysi, kad gyvens 3 mėnesius, ateis sakys, prašau, mes jau 4-5 mėnesį gyvenam, o jūs sakė 3. Taip, tai yra statistika, kur labai iškrenta tie gyvūnai iš tos statistikos ir ta džiaugiamės, ne? Bet taip pasakai, kaip gali būti. Aš visada sakau, kad aš nežiūriu statistikos, nes aš nežinau, kiek man yra duota, nežinau, kiek tam gyvūnui duota, ne? Tai kitam žemelį pagyventi, tai dabar darai maksimaliai, ką gali, įvertini, įspėjai, kas gali būti. Ir visą laiką aš sakau, kas labiausiai širdį ramins. Ar kad padarėm viską ir tikimės to gero rezultato, ar mes davėm tiesiog ramiai tam gyvūnui išeiti. Ir irgi, nes iš savo asmenės patirties visada galvosi tą ir vis tiek galvosi, ar reikėjo, o gal nereikėjo, o gal reikėjo. Ir tada galvoju, gal geriau būčiau padariau taip, kaip padariau, nes visada galvočiau, kad reikėjo padaryti. Jo, ir čia turbūt yra, kaip aš žmogui yra, turim gyvūną, eina ir mes ateinam, turim ligą ir tada yra kelio šakos. Arba tu nieko nedarai, tu gyveni, kol matai, kad blogai užmigdai, arba tu renkiesi planą gydyti, tarkim, chemoterapiją, bet ta juosta, kaip aš sakau, jinai nebūtinai ta, kur renkiesi gydymą, bus ilgesnė negu ta, kur tu nieko nedarai. Ir šitoj vietoj, bet 2 gyvūnų nebus. 2 vienodų maksų, pavyzdžiui, nebus. Nebus 2 maksų. Negalėsi pasakyti jam, kuris dabar jam buvo planas. Nes vėlgi tas ligos išplitimas ir visiškai, viskas gali būti absoliučiai kitaip. Ir bendra savijauta turi būti gyvūno gera, kad galėtum tu įgydyti. Nes dažnu atveju... kad žmonės, kad nori, kad tu nuspręstum už juos, ką daryti jų gyvūnui. Ar tu daugiau reikėsi, kad tu pasakai, ką iš tikrųjų, ar tikrai reikia daryti, ar tu duodi 3, tarkim, pasirinkimai, rinkitės, kaip sakau, juostą 1, 2, 3 ir aš galiu jums padėti visais atvejais, bet pasirinkimas žmogaus. Aš duodu pasirinkti, nes ir užsienį lygiai tą patį kolegos daro, jie duoda net 5 tokias opcijas ir rinkis. Tai aš iš principo, ką aš darau, tai aš pasakau, ką galima daryti ir kiek mano nuomonė tai gali būti veiksminga. Nesakau, ką aš daryčiau, bet, matai, labai sunku pasakyti, kaip, labai kiekvienas atvejis skirtingas. Bet šiaip pasakau, ką galima daryti, kokios opcijos, kas gali būti po to.
Ir turi jie vis tiek nuspręsti patys, nes dar ir šeiminės aplinkybės turi duoti, ir finansinės galimybės turi duoti, ir galų gale važinėjimas, nes turiu kur važinėja, ta prasme, aišku, čia gal pasakytum netoli, iš Klaipėdos važinėja pacientai, bet kartais reikia važiuoti kartą per savaitę, ir ten 15 vizitų, ir tai ir pinigų, ir panašiai. Ar turės galimybės, turi viską apmastyti į priekį. Ir negali sustoti, truputį pradėjau ir sustojau. Prasme, tu turi numatyti, kad tau reikės, tarkim, tiek išlaidų, tiek įdėti pastangų. Ir va čia va tas... Taip, nes kaip chemija yra, ne, mažiausi tarpai galimi ir didžiausia dozė, principė, ne, tokia, tai negali būti, čia vieną kartą suleidau, kažkada vėl atvažiavo, pasirodė, vėl suleidau, tai kam tą organizmą nuodyti, jeigu mes jau nuodijam viską, ne, tame tarpe ir vėžį, tai mes jau darom tai, tikslingai ir su planu kažkokiu, nes rezultato mes norim visi vienodo, kad šuniui ar ten tam katinui būtų gerai ir kad mes pasiektume maksimalius rezultatus, o ne tam, kad, čia biškį, kažką suleisiu, nežinau, paimsiu pinigus ir man čia gerai sekantį kartą. Geras klausimas. Kiek iš finansinės pusės tas yra daroma, bet kiek iš tikrųjų yra naudinga? Kaip tu pati galvoji? Nes, gerai, man yra blogai, aš pasitikiu specialistu, aš ateinu pas jį ir kaip man žinoti, kad jisai man neįsiūlys, tarkim, mano gyvūnui kažko galbūt, ko tam nereikia. Gal jisai mato kitą opciją. Tai prasme, kiek tu galvoji, kad to tikrumo turi tikri gydytojai ir neapgaunė žmonių. Nes šitoj vietoj, Taip, aš tai žinok, aš negaliu pasakyti, kad už kitą. Šitą irgi. Bet man tai visada svarbiausia yra gyvūno sveikata. Ne tai, kad ten atėjau, paėmiau ten, nežinau, pinigėlius, suleidau, nežinau, švestą vandens ar kažko, ar to pasūtės chemijos ir sakau, pasveiksit, dabar tai jau pasveiksit. Ta prasme, dirbi su taip, kaip priklauso ir dirbi taip, ką tiki, kad gali padėti. Nes, mūsų darbas sunkus, ne, kaip pradžioje kalbėjai, psichologiškai, ne, šeimininkai pergyvena, tai yra šeimos nariai ir visa kita. Ir dabar tas žaisti kažkokius žaidimus, nes tu kiekvieną kartą tu dirbi ir psichologu, nes turi ir šeimininką palaikyti, ir su gyvūnu pabendrauti, ir aptarti situaciją, ir bendrauji, ir kartais po tos chemijos gyvūnas prastai jaučiasi, ir visa kita. Tai aš manau, tai turi būti apčiuopiama nauda ir mes džiaugiamės, kai tam gyvūnui yra gerai, ne tai, kad tu darai ir tada rankos nusvyra, nes tu matai, kad neduoda jokio efekto ir va tada, kai neduoda efekto, galvoji, ką dabar daryti, nes ir tą išbandėjai ir tada turi pasakyti šeimininkų, kad priėjom finišo tiesėje. Čia toks... Taip, tas etapas. Nes jau geriau tada gal iš vis neužsiimti, sakyti, kad nėra gydymo, ten, nežinau, paskirti vaistus paliatyvius ir išleisti. Tu sakai, kad, ne, tai tai va tas ir yra, būtent aš apie ką ir kalbu, kad jeigu skiri gydymą, tai tikėsi rezultato, ne? Jeigu, nes paskui rezultato nebus ir tu turėsi vėl su šeimininku sakyti, kad priėjom finišo tiesėje. Tai jeigu tu netiki to rezultatu, ką tu darai, tu net nepradėk, nes tau vis tiek reikės finalę pasakyti, žinot, nepavyko. Viskas, neveikia. O kodėl neveikia? Ar dėl to, kad tu darai nesąmonės, ar dėl to, kad tiesiog neveikia, nes liga super atspari ir labai agresyvios formos. Tai tu turi prieš... Pasveikti vis tiek, pavyzdžiui, kiek chemijos galvoji procentai aplamai veikia. Nežinai, žmogus galvoja, aš kai kartais pasakau procentus, tai klientai, ta prasme, žiūri, sako, tik tiek. Tai, nes procentai yra maži, būkim nebeteisingi. Tai procentai, taikant gydymą, jie yra 30, kai kuriais atvejais yra kas 60-70 siekia, bet iš esmės 25-30% turbūt veiksmingumas, bet tikimybė vis tiek yra ar 0, ar 30. Tai aš irgi dabar tas patį ir sakai, į kurį procentą mes taikomės, ar į tą 10 sėkmingų, ar į tos, tarkim, 90 nesėkmingų, viskas priklauso, į kurį procentą taikaisi. Tai darydamas, čia tokie labai sunku atvejai, tai ir sprendi su šeimininkais. Jūs ten turim, tarkim, ten 10%, kad ten kažkas suveiks, bet ar mes jį taikomės ar ne, kad mes gal papulsime tą 10%.
gal mes papulsim į tos 90, kuriem ir nesuveikė, bet tas 10 yra. Tai va tas ir yra, taip ir per mokslus sako, ne, kaip kalbam, į kurį mes procentą taikomės. Nes tas 10 vis tiek jisai egzistuoja. Jo, bet aš irgi, va dabar, kai iš man mintyse galvoju tokia, aš sakau, tiek atrodo informacijos, tiek visko noro ir Jėzus mokslai viską žiūri, ta galva tokia išsiplėtusi. Va šios dienos pacientas, kur operavo, ateina žmogus ir yra darinukai, ne? Pieno liaukas vienoje kitoje pusėje. Žmogus mato darinius, o aš matau be proto daug valandų darbo ir ten vajezo, nes tai yra dariniai, plitimas, metastazės, nemetastazės, plaučiai, neplaučiai, mitozinis indeksas, vėžio išplitimas, tolimesnė eiga operacija, viską dėlioja, laukia atsakymo, tada chemoterapija, tada vėl vaistai, vėl kontrolė, vėl... Žmogus apie tai tikrai negalvoja, jisai vat ir mato guziukus, bet iš esmės tų laiptelių, tai ten yra labai daug. Tai vat ir norisi, kad žmonės kreiptųsi ne tada, kada jie mato pas jo. Kreipkitės ne tada, kada matote pas savo gyvūną estetinį pakitimą, guzai, dariniai ar dar kažkas, o tiesiog profilaktiškai kiekvienais metais pas veterinarijos gydytoją, nu gerai, ne kiekvienais, kas 2, kas 3 gali, bet vis tiek reikia atvykti, o nesigirti tuo, kad va, 12 metų pas gydytoją nebuvau. Nieko gero šitas pasakymas, nes 12 metų gyvūnas ateina jau turėdamas daug metų sukaupęs, tau sakykime, dalykų, kuriuos tu negali per vieną vizitą, per vieną valandą pakeisti. Tai čia, nu, kartais irgi būna, sakau, aš kai pamatau tą gyvūną pas mane, dėžė atsidaro galvoj, o žmogus jisai mato tą guziuką, o aš tada visus laiptelius ir kurioje vietoje, žinai, vis tiek finansinė išraiška, kiek chemoterapija kainuoja. Irgi vidurkis 200 viršaus. 2,5 kažkur, nu, aš čia tokį vidurkį esu paėmus, manęs įklausė, tai sakau apie 2,5 jo. Nu, tai va, tai vis tiek pusę metų minimum, į mėnesį, kas 21 dieną, nu, preliminariai, jeigu taip kažkur, tai vėl reikia susiskaičiuoti, jeigu tu tai reikia nepamiršti, žinai, dar tai ne viskas tom ir baigėsi, kartais gali būti ir lašalinių savaitę laiko po to gali reikėti. Po pačios chemoterapijos. Taip, tai nu, reikia labai daug dalykų įsivertinti. Tai... Bet visą tą dalyką vis tiek žmogus turi, vat, kaip būna, parašo, ar padėkit, ką mums dabar daryti, vat, vis dėl ko šitos reikalingas, vat, ką mes ir dabar šnekam, dėl ko reikalingi vizitai ir dėl ko žmogus turi ateiti konsultacijai tam, kad vat, gydytas ten aš ir Nesta, ten kiti visi savo srities specialistai paaiškintų visą tą procesą nuo mažiausios smulkmenos iki didžiausios. Ir vat, geras pavyzdys, padarom chemoterapiją, susirinku, tarkim, pinigėlius, vat, tai viena chemoterapija. Blogai, vemia, viduriuoja, ten pasirodo kraujai 10 dienų lašelinė. Iš ko tada vėl? Ir vat, visi šitie dalykai yra aptariami būtent konsultacijos metu ir mes visą laiką šnekam konsultacija. Nes būna tokių, kad tiesiog parašo klausimą, tai vat, aš tau irgi užduosiu klausimą, kiek gyvūnas po chemoterapijos dienų šviečia? Tikrai gavęs tokių klausimų ne vieną esu. Šviečia. Nu, nes visi chemija taip atrodo kaip per Simpsons tą filmuką. Kai tas užsimetė ant nugaros ten tą radioaktyvų kažkokius iššviečia. Tai kaip elgtis su gyvūnu po chemoterapijos? Geras klausimas. Tai jisai nešviečia, pirmiausiai į naktį. Lempas vis tiek reiks. O toliau? O toliau, tai taip. Vaikai, žmona neščia, kiti gyvūnai. Kaip aš turiu labai daug tokių pacientų, mano visi pacientai, ar kur mažų vaikų turi, ar kur laukiasi, net ir tokių, ir chemoterapijos, jeigu yra moteris, kuris sužino, kad laukiasi, tai labai puikiai sprendžia šeiminos problemas. Išvažiuoja. Kur? Šunį palieka klinikoje? Ne, lieka vyras su šuniu. Šventai yra susiplanuoja, savaitgalius susiplanuoja vizitus. Kiek dienų gyvūnas? 72 valandas. 3 paras. 3 paras. Atvažiuoja vyras su šuniu, mes atliekam procedūrą, šeimyna išveža, viskas okei, po 3 parų šeimyna grįžta namo. Ir gyvena toliau iki sekančio kito karto. Ir gyvena toliau iki sekančio kito karto. Gerai, mūsų tikslas vis tiek turėtų būti toks. Kuo ankstyvoji diagnostika, tuo bus mažiau sergančių gyvūnų arba bus didesnė galimybė padėti. Nes tas, vėlgi, genetiškai ir daug dalykų, aš kaip žmogus sako, metų laiko, kodėl jis serga, sakau, kodėl vaikų onkologinis yra pilnas. Nieks nežino, kodėl. Pasaulis dar dabar aiškinasi, kodėl tai vyksta. Bet formulė, kurią tu galvotum,
įvesti, nesakyčiau, kad kurią taigi savo gyvūnai, nes mes batsiuviai be batų, tai mums šitas formulės netinka, bet kurią mes rekomenduotume. Ką rekomenduotum daryti? Kaip tau atrodytų, kad dėl pačio gyvūno? Nes dažniausiai žmogus žino, kraujo tyrimus, pasidariau, viskas gerai. Ką tie kraujo tyrimai prie onkologijos? Dažniausiai nelabai. Tai va. Mes, Daro tai sakai, ką tyrimus, nori, bet tai chemoterapiją, pavyzdžiui, darom, operacijas darom, mes darom kraujo tyrimus. Dėl ko? Dėl šalutinių dalykų, nes reikia kontraindikacijos ir panašiai. Ar lygą vėžį gali parodyti? Parodys, kai gulės ant šono šuo, parodys. Tai va, kad jau blogai. Kai jau blogai, kai jau bus šaukštai papietų. Tai gerai, pirmoji diagnozė, kada pas veterinarą, aišku, profilaktika, skiepai ir kaip tu galvoji, 6, 8 metai, 10, ar iš vis nereikia laukti guzo, kol tada reikia kreiptis? Taip, aišku, palaukiam guzo. Visada, jeigu guzas, tai jo, problema. Ne, iš tikrųjų, tai, matai, labai sunku pasakyti, nes, nu taip, tu turi šunį ir tu netiki, kad jam metų laiko atsiras vėžys. Ar ten 2 metų, nu tikrai tu neplanuoji tokio dalyko, nu kaip ir su vaikais, ne? Taip. Tu neplanuoji tokių dalykų. Ir aišku, tu nešviesi to šunio po rengenų, ar ten į kompą nekiši metų laiko, nu, o gal ten kažkas kažkur yra. Ne, nedarysi, aišku, reikia nenumoti ranką į bet kokią simptomatiką, o dėl profilaktinių ištyrimų, tai, nu, kaip ir statistika, priklauso nuo veislės, 6 metai, kai kurių 4 metai. Ar sutiktum su tuo, ką aš galvoju, kad kiekvienas augintinio šeimininkas turėtų turėti savo veterinarijos gydytoją? Taip, mes esame specialistai tikrai, bet esame daugiau galbūt vienoje srityje pasikaustę, ne, ir ten daugiau žinių mes turime. Bet jeigu kiekvienas šeimininkas, tarkim, ne, tu įsigyji kažkokį gyvūną ir tu esi mano šeimos augintinio gydytoja. Viską apie jį žinai, jeigu jam reikia koja sulūžo, tai tu rekomenduosi kažkokią kolegą, kuris padės tuo klausimu. Bet į tuo klausimu rainam, kad yra terapeutai, pavyzdžiui, pas mus klinikose. Bet žmonės to nedaro. Jie pasimetė, jie neturi savo, šeimos gydytojus mes įpratę savo turėti, nes visi turi. Nu, tai gali neturėti šeimos gydytojo. Nu, jis tau vis tiek kažkoks priskirtas. Jeigu tu jo neturi, tai tu tik nežinai, kad jo neturi, bet jis vis tiek yra priskirtas. Ir jeigu visi turėtų savo šeimos veterinarijos gydytoją, aš manau, kad mes labai prailgintume gyvūno gyvenimą dėl to, kad, nu gerai, gali paskambinti, gali parašyti elektroninį laišką, gali dar kažką ir tas komunikacija privestų prie to, kad reikia tą gyvūną galbūt vienaip ar kitaip ištirti. Nes tikrai man būna paskada, Paulius sako, žiūrėk, čia dabar atostogų turiu, nereikia čia su mano to baksu kažką daryti, nes jau čia 5 metai nieko nedaręs. Jis sako, kur tu buvai 5 metus, sako, aišku, reikia tą važiuok. Atvažiuoji, pasišneki, pasižiūri ir tas komunikacija, jinai priveda prie to, kad mes rūpinamės, mes stebėm daugiau. Nes dabar tai tiesiog susirgo gyvūnas ir jie pradeda ieškoti kažkur kažko. Tai jeigu jūs turėtumėte savo augintinių šeimos gydytojų, niekada nereikėtų blaškytis. Jūs žinotumėte vietą, kur jūsų gyvūnas jau buvęs, pripratęs prie to gydytojo, nes vėl kiekvienas mes, žiūrėk, savo tos pacientus, kurios ten 10 metų gydo, mes apie juos viską žinome realiai. Ir gyvūnai apie gydytoją žino, ir mes apie tą gyvūną. Ir džiaugiasi ir visa kita. Nu, čia taip šiaip labai, sakyčiau, toks tai mintis žmonėm, tai tikrai turėtų praversti ir rimtis. Nes tas ypač blaškymasis, aš suprantu, kai nori kelių nuomonių ir panašiai, ir ar ten, nežinau, visko nutinka, bet reikia turėti, nu, ta prasme, nebūtinai tas tavo šeimos gydytojas padarys viską to, ten, nežinau, koją išoperuosi, reikės ten tą, bet jis, nu, vis tiek, ne, kalbant, pagrindinės ligos, tai vis tiek yra apsinuodimai, visokie ir panašų dalykai, tai vis tiek pas jį eini, žiūri, tyrimus daraisi, jisai pažįsta, jisai mato tavo pakitimus. Profilaktiškai reikia tirti ten tą patį kraują, kad galėtum išsimti statistiką pažiūrėti, nes jeigu tam vienam... Galų gale, jeigu praleis tavo šeimos gydytojas, tai galėsi sakyti, va. Tu žiūrėjai 5 metus ir ką tu nematėjai, na, tada turi ką kreiptis jau irgi. Visais klausimais tada jau turi kreiptis. Nežinau, man atrodo, kad tikrai mūsų ta tema yra labai jautri, mes kiekvieną dieną labai daug
tokių, nu, nebūna pas mus, aš kaip pamatau, sakau, skiepą kažkokį ir mažą šuniuką tikrai. Kaip miela. Jo, būna labai miela. Pas mus ateina žmonės, kada jiem yra labai sunkios akimirkos ir mes, kaip ir sakėjai, psichologiškai ir turime ir su šeimininku bendrauti. Ir svarbiausia suteikti gyvūnui komfortą. Ir kad jisai nesikankintų. Čia yra prioritetas visų pirmas punktas, aš apie kurį kalbu, tai nesukelti gyvūnui papildomų nereikalingų kančių. Visą laiką reikia sverti naudos ir žalos santykį. Ar tai duos efekto tas gydymas, kada gyvūnui yra 19 metų ir taikyti chemoterapiją? Pagal protokolą taip, pagal gyvenimo ne. Tai va, tai... Ačiū, Ernesta, kad atėjai, netoli eiti reikėjo laiptais užlipti, iš kitos patalpos ateiti, bet iš tikrųjų mes galėtume kalbėti čia turbūt apie tai valandas. Mano turbūt ir būtų rekomendacija visiems, turėkit savo šeimos gydytoją, bus paprasčiau rūpintis augintiniais, nereikės galvoti, apsikrauti, skaityti, į metus vieną kartą atvažiuokite, pasišnekėkite ir jūsų gydytojas patars jums, nes jisai geriausiai žinos jūsų gyvūną ir kaip jam padėti, jeigu jam tos pagalbos reikia. Geriausiai jos nereikėtų, aišku. Šiaip labai žinai, kas dar man visą laiką patinka, susirašo klausimus. Nu, tarkim, mane pastebėjimus kažkokius, aš sakau, jeigu ten kažkokie, pamiršti, eini pas gydytoją su vaiku, būna klausimų milijonas, eini pas gydytoją, nieko neatsimeni, tikrai pamiršai ir to nepalausai. Aišku, nesirašau aš tik, bet iš principo būtų gerai. Susirašai klausimus, pastebėjimus kažkokius keistus, ne, jums galvot. Jums keisti pastebėjimai. Kitam dalykas gali atrodyti visiškai, nes gali kitas pro pirštus pažiūrėti, kad ten kažkokia problema, žinai, kartais ten nugarą pasuka, žinai. Ai, gal nieko, gal perpūtė, gal ten rimta liga, kuri jau pradeda, žinai, savo kelią, o tu dar nematai ir praleisi tą laiką. Jūs matot juos kiekvieną mielą dieną. Taip. Jo. Tai ačiū, Ernesta, kad atėjai. Turiu tau mūsų rėmėjų Joseros dovanėlę, artėjant vasarai. Ačiū labai. Kad nesušaltum. Aš nesušalčiau. Ir turėtum, kur pasižiūrėsi, ir turėtum, kur pasikėsti. Gerai, kad nesušalčiau. Jo, labai šalta vasara bus. Tai, nežinau, mano šitas kelias, kur esu, man labai patinka, sunkus. Nežinau, kaip tu čia jautiesi toje onkologijos pusėje, bet... Jisai sunkus, bet, kaip sakau, kiekvieną dieną galvoju, kiekvieną kartą pasidžiaugiu už kiekvieną gerai besijautintį, už kiekvieną remisiją, už kiekvieną gerai besijautintį gyvūną ir tai veda į priekį. Kartais taip ateina pacientas ir tu jau žinai, kad bus vis tiek blogai, tai iš tikrųjų žudo ir liūdna ir kaip pasakytam žmogui kartais labai sunku. Nu tikrai, kad tu žinai, kad vis tiek bus blogai. Mūsų tikslas pakeisti statistiką ir tą, ką rašo Google ir ChatGPT, ne ChatGPT, negooglinkite, o kreipkitės pas specialistus, o bet kuriuo atveju turbūt 90% mes visas tas statistikas pereiname ir gyvename daug ilgiau. Tai rūpinkite savo augintiniai, o atsitikus bėdai, kreipkitės, pasistengsime padėti ir nepamirškite susirasti savo šeimos veterinarijos gydytojo. Ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu nesunku, paspauskite like, subscribe, nes mums tai irgi svarbu. Tai iki greito, ate.